Ką čia darai? Kur eini? Einu žvejot. Ką, bičiuli, liko vos porą dienų iki sezono pabaigos ir pagaliau mes su Nemunu likom 1-2. Bandysim šį sezoną uždaryti. Jam rytoj į mokyklą, todėl jam ši diena jau paskutinė, o aš dar žvejosiu ir rytoj. Turėjom nuostabų savaitgalį. Visų pirma, tai Nemuno mama pagavo lašišą. Tai jos pirmoji asmeninė lašiša, kurią pagavo visiškai savarankiškai, viena. Ir kol tėtis su vaikučiais darbavosi kempe, prižiūrėjo bendrą buitį, mama sėdo į mašiną, pasiėmė dvirankį, mano muses ir važiavo per pūlus. Kaip tikras lašišų medžiotojas. Porą dienų tokio važinėjimo ir sėkmė nusišypsojo. Mes labai džiaugiamės. Nemunai, pasveikinsi mamą? Taip. Tai pasakyk žodį kokį. Labai gerai, kad pagavo. Aš labai norėjau. Žodžiu, mama, mes tikrai džiaugiamės. O šiandien, kaip minėjau, yra mūsų diena. Ir mes su Nemunu esam dabar pakeliui į pūlą. Tai va dar vieną dieną pažvėjosim su Nemunu, o rytoj liks solo diena tėčiui. Na ką, pagaliau pūlas ir mes turim Nemunui paruošę tokį va lengvą dvirankiuką. 11,3 pėdos ilgio, kaip nimfinis kotas, 7 klasė svičiukas. Turim musių dėžutę ir senį rinkis dabar musę, tau ją pririšim ir eisi pirmas, o tėvas eis paskui tave. Tas pirštinės gali nusimti. Tau jų vandenį nereikės. Sušlaps. Sušlaps, aišku. Niu, kurią? Kitoj pusėje labai didelės, žinau. Bus sunkiau užmest, geriau rinkis iš tų mažyčių. Žiūrėk, tėtis kokių gražių surišo. O šitų mažyčių. Dar nebandytas. Dar nebandytas? Niu. Žiūrėk kokios. Šitą? Taip. Gerai, važiuojam. Tai aš tau pradžiai truputį padėsiu. Neskubėk. Pradžią aš tau truputį padėsiu. Ir stenkis neįkišt rankovį į vandenį, gerai? Daug atkabinsiu musę. Pažiūrim. Išsivyniok daugiau šnūro, pažiūrim. Ar prisimeni, kaip mėtyt? Dar daugiau. Daugiau išsivyniok, sūnau. Nu, paskutinis patikrinimas. Padaryk dar vieną metimą, pakeis kryptį ir tada tėtis eis žemiau tavęs. Teisingai, kad nemetei, būtum užsigavęs. Padaryk rolkestą pasroviui, per aukštai pakėliai, sūnau. Pasroviui rolkestas ir meškerė prie vandens. Ir tada, jau kai pakelsi, nesustok, daryk ištisai judesi. Niu, keli, sukiesi ir meti. Ir dar kart permesk. Dar kart, kad išsitiestų. Alkūnę gale nepakėliai. O, išsitėsi. Tai gerai, dabar tada žiūrėk. Gali dar šiek tiek pradžiai susitrumpinti šneriuką, bus lengviau. Tai tėtis eina tada pasroviui ir keliausim, gerai? Tu žiūrėk, kaip aš metu ir kopijuok. Ir po kiekvieno gero pravedimo tada dėk žingsniuką. Sutarta? Ir vėl metimas
Skersai upės. Ir dar kart, kad išsitiestų. Tik tai per aukštai vis dar keli. Mažiau reikia, žemiau pakelt. Bet kaip dėmesį, kai horizontalų rolkestą padarė. Pakėlė, mato, kad inkaras panosim, tai daro horizontalų rolkestą. Aš to jo nemokiau, aš taip darau. Bet labai gerai. Pavyzdys, kaip vaikai gerai moka kopijuoti. Būtent todėl aš ir ketinu įeiti kokią 40 metrų žemiau jo, tokį, kad jam netrukdyt. Pačią siauriausią vietą paliksiu jam, o pats žvejosiu jau, kur pradeda platėti, kur jisai nepermeta. Ir ketinu žvejoti apačioj, tada jisai taip pasroviui žiūrėdamas galės matyti mane ir galės kopijuoti judesį. Kažkoks buvo stuktelėjimas. Va čia už žolių, kur pradeda gilėti, buvo kažkoks tai stuktelėjimas. Pats metas trauktis. Ateik, sūnau. Ateik. Ar girdi? Pabrisk šiek tiek giliau. Ir per tą seklumėlę eini ir žvejoji. Tėvas eina ten toliau, kur platu. Gali dar biškutį pabristi į šoną. Tik tai braidžiok lėtai, gerai? Braidžiok lėtai, kad nenukristum. Nes jeigu parkrisi, prisiemsi, reiks važiuoti namo. Ir stenkis mesti vaitą, žiūrėk. Skersai upės stenkis mesti. Ne. Va, į kitą krantą. Taip. Ir pravedimas. Būtų geriau dar labiau į kitą krantą. Ir kad išsitiestų stenkis. Dar permes, kad išsitiestų, neišsitiesė. Va, geriau šiek tiek ir dabar pravedimas. Man atrodo, galėtum netgi išvynioti dar šiek tiek šniūro. Kai vedi, Nemunai, meškerę į šitą pusę laiky, kai vedi. Į šitą. Užmesk dabar. Dar kart, kad išsitiestų. Super. Ir meškerę dabar į krantą. Suk į krantą. Į šitą pusę suk, po biškį meškerę. Gerai, ir taip ir vesk, kad šniūras daitų, kad visai iki čia įsitiestų. Va, taip ir vesk. Vaikis viską daro šauniai. Vieta šauni. O tėvas tik tai trinasi aplinkui. O čia va praleisiu. Čia jau tokia vieta, kur Nemunas nebedames. Nes ten, kur jisai žvejoja, žuvis gali būti gana arti. Ir jisai tiek tikrai dameta. O jau čia jinai gali būti labai toli. Ir jisai tiek nedames. Pravedimą, kai darai žiūrėti. Meškerė į šitą pusę. Ir dar toliau eina, matai? O kodėl turi būti visiškai tiesiai? Nu, todėl, kad jeigu čia žuvis stovės, tai tu iki čia ir pravesi. O jeigu tu ten meškerė laikai, tai iki ten net nedaina muselę. Ne į šoną, pirmą pakelk, tada į šoną. Tada į šoną, o tada metimas. Va taip. Ką ten radai? Ką ten žiūri tu arbatą? Atsargiai, karšta labai. Ką matai?
Gal gali išburti ateitį? Ar puodelio dugne matosi? Pagausim šiandien mes lašišą ar ne? Nežinau. Parodyk. Nosis šilta. Pampis tuščias. Ar pasikeitė į pampį prie žvejybą, ką? Taip. Gerai. Praėjom puliuką, reikia biškį sušilti ir padaryti arbatos pertraukėlę. Pasimėgauti. Išsirinkti naują muselę. Ir vėl iš naujo. Lašišų žvejyba, mano manimu, jinai labai ugdo kantrybę. Nes to žuvies pagauni mažai arba visai nepagauni. Ir turi visą laiką rasti savyje jėgų ir tikėjimo tęsti, stengtis, nesinervuoti. Taip kad mes su Nemunu neva tai šiandien ugdom kantrybę ir esam užsiėmimuose. Kantrybės užsiėmimai su muselinė, ar ne? Mhm. Apsikeitėm. Nemunas iš naujo eina kakliuką. Dabar tėvas eis paskui, kad galėtų stebėti. Labai geras metimas. Paini žingsniuką ar du po kiekvieno metimo? Šaunuolis. Dvirankio techniką perkeliam ant vienrankio ir davėm Nemunui trečiuką dabar. Sakė, truputį pavargo nuo didelės meškerės, tai reikia pailsėti ir pabandyti pagauti kiršlį. Gerai, biškį stipriau. Na ir super, taip va ir žvejok, gerai. Netoks jau lengvas tas darbas, kai esi 7 metų ir žvejoji su normaliu dvirankiu. Vienu momentu net priėjau prie jo, jisai taip atrodo stovi iki juosmens. O man ta srovė tai nėra didelė, man truputį virš kelių ir tiesiog stovi ir žvejoju. O jisai žiūri kojos taip kampu, vos ne 5 laipsnių, įsirėžęs į dugną, kovoja su srovė ir dar metimus turi daryti. Tai čia jam panašiai kaip mum kokioj šiauriniai upiai žvejot. Vis tiek svoris mažas, ūgis mažas, iššūkis didelis. Tai poilsiui dabar lengvas kotelis, gal kokį kiršlį pagausime. Tai čia nais bulkuoja aplink visur. Tai trauk, suk. O nemažas. Pats iššoko iš to kampo. Tai gerai, paimam atkabinam. Jau jim parodyk. Opa. Gerai, paleisk. Atia. Paleisk. Bamt. Nu, pabandyk dar pagaut, gerai? Su šitą musę? Jo, su vienrankiu. Na štai mūsų diena su Nemunu į pabaigą. Lašišų mes nei matėme, nei girdėjome. Bachuriukas atžvejojo su dvirankiu. Ir pabaigai, kai jau pavargo, daviau vienrankį, pagavome porą kiršlių kartu. Puikus bus rudens sezono uždarimas. O aš dar kartelį prabėgsiu su svečiuku vieną savo mėgiamą vietą. Ir reikės važiuoti namo. Kiršlys kibo.
Lašišinės musės. Pirmą pravedimą darant kybo kiršlys. Neapkartoja. Tėti, turiu. Pumpuok. Žiūrėk, koksai kiršlys. Sėdi. Geras. Atsargiai, tik tai prašau, kad tu mane įkastum. Neturi jisai dantuko. Parodyk žuvytę ir paleisk. Turi, bet labai mažus. Parodyk žuvytę ir paleisk. Palauk. Gražuolis koks, neuleidžiam. Niuduok žaibuką. Visai geras poilsis gavosi, porą kiršlių, ne? Taip. Piu. Gerai, einam dar pažvėjot. Tai aš einu už kampo, ten žemiau, padirbsiu su dvirankiu, o tu čia pagaudyk kiršliuką. Jeigu pagausi gerą, rėk, gerai?